Prancūzijai buvo tokia Teresėlė ir ji turėjo gražų ąsotėlį. Ji rašė, kad tas ąsotėlis buvo mažytis ir Teresėlė jį labai mylėjo, bet vieną dieną tas ąsotėlis dingo. Vietoj jo atsirado kitas ąsotis. Ji rašė, kad storas, negražus ir įskilęs. Vėliau kažkas rado jos mažą ąsotėlį sudaužytą ir apkaltino Teresėlę. Teresėlė nieko nesakė, tik savo mintyse prisiminė, kad paskutinio teismo dieną viskas iškils aikštėn. Šiaip sudaužytas buvo ne ąsotėlis, bet kažkokia vaza. 2 įvykius sukaliau į vieną. Bet sukalti į vieną jie daug gražiau skamba. Nors tiesos vis tiek reikia nepamesti, tiek kiek tos tiesos galim žinoti. Tai Teresėlė irgi nieko nesakė ne dėl to, kad nenorėjo sakyti. Ji labai norėjo apsiginti. Bet ji tylėjo dėl to, kad atsisakytų savęs, savo išdidumo. Turbūt daug visą krūvą kitų dalykų. Sulindo man šitas ąsotėlis galvon iš vienos geros Ralfo Martino knygos. Ir norėjau su juo užkurti kažkokį dalyką. Bet taip per pusmetį niekas daugiau ir negimė. Surenku 10 minčių ir išmetu lauk, nes ne viena mintim neišeina patikėti. Bet vis tiek kažką parašysiu. Tai aš įstojau į universitetą. Jei kaip nors jį baigsiu, tai įsirėminau 83 metų Mersą. Jei viskas gerai baigsis, tai nusipirksiu. Gal nebūtinai tą Mersą, bet kažko gražaus per tuos 6 metus reikės labai. Nes turbūt užknis viskas belė kaip, jau turbūt 1 mėnesiais. Ir įstojau aš į mechanikos inžineriją. Visą gyvenimą žinau, kur turiu būti ir krūvą metų nebuvau niekur. Nežinau, kaip taip gavosi, bet dabar vis pamatau daug jaunų veidų savose vietose. Ir vis nesusilaikau nepagalvojęs, kas būtų, jeigu aš būčiau savoje vietoje atsiradęs prieš viską, kai man dar rūpėjo kažkokie dalykai. Norėjau čia per paskutinius metus parašyti gražų liudijimą. Paskui žiūriu, klibo tas liudijimas, tai tada gražią filosofinę mišrainę norėjau parašyti. Paskui norėjau viską papasakot, paskui nieko nepasakot, galų gale nieko nežinau ir galvau papasakosiu bent kaip iš minties padaryti kietą daiktą. Bet galiausiai gaunas, kad tik vaizdus daryti kažkaip man ir išeina, nes vienintelis dalykas, kas man veikia, yra rankos. Norėjau perteikti, kaip viskas pereina iš galvos į fizinį pasaulį, kaip dalykai atsiranda ant stalo, bet nemoku. Faina, kaip galiu užsimiršti apie viską paėmęs į rankas įrankius, kažką pagaminti arba pataisyti. Ir siaubas, kai neturiu nieko su rankom daryti, kai vienintelis dalykas, kuris veikia, nebėra užimtas. Turiu galvoj branduolinį reaktorių be moderuojančio elemento. Geriau sulaužyti vyrui koją nei širdį. Netoks jau rimtas čia pareiškimas, kad per daug nagrinėčiau, bet vis tiek protas nori visais būdais jį užmušti. Moterim gal irgi geriau sulaužyti koją nei širdį. Ir gal geriau jau širdį sulaužyti, nei žmogų apšėti, sudraskyti. Ką Dovydai dabar tu šitų pasakymų noriu perteikti. Jei pagalvoju apie tada, kai Dovydas buvo dar labai gyvas ir jei pabandyti įsivaizduoti, kad jam kažkas sulaužo koją, tai labai skaudės. Tada Dovydas pabus kažkiek su gipsu, tada pasimokys vaikščiot ir tada gyvens toliau. Kaulas gal net tvirtesnis paskui bus, yra šansų. O kaip gydyti širdį? Neapčiuopiamą dalyką. Gal ji gali gydyti pati, kaip ir kaulai. Nesvarbu ten tiesiai ar ne. Bet tai kiek laiko reiktų, kol audiniai pradės jungtis. Ir iš kitos pusės pažiūrėti, kiek reikia, kad širdis sulūžtų. Kiek užsmaugimų mokykloj, kiek išdavysčių, kiek mėnesių po sociopatų padu. Kartais gal užtektų susitikti suktų minčių pilną panelę. Bet jei sutikęs tokią panelę, nesusigaudęs prarandi tiesą. Logikos pagrindus, ant kurių po visko dar bandai stovėti. Ir paskutinius savo laužo žiburėlius. Smagu po poros metų gauti atsiprašymą, kad ir paviršutinišką. Net jei jis niekur nebekeičia po tiek laiko, bent jau sustiprėja mintis, kad ten visgi būta žmogaus. Tik 100 naktų ieškant ir laukiant tiesos žmogų pakeičia. Gražios tos mokytojo eilutės, kad viskam yra savas laikas. Ir tikrai kažkas turi griūti, kad vietoj to būtų galima pastatyti kažką gražesnio. Bet galima ir tiesiog atnaujinti viską. Arba kartais menininkai didelio grožio vietoj pastato kažką daug bjauresnio. Tai viskas labai reliatyvu. Galų gale yra daug tuščių sklypų.
Bet mano atveju panašu vyksta kažkas, ką tik viešpatis ir gali suprasti, žiūrėdamas iš amžinybės perspektyvos. Prarast dalinę tiesą gerą, kai ją pakeičia pilnesnė tiesa, bet kokiai tiesai reikia santykio. Ir kokios tiesos galima tikėtis, kai nėra jokio santykio. Apskritai, kai santykio idėja yra nukirsta nieko nepaliekant. Ir galimybė, kad kažkas vėl yra netikra, naikina visas statybinės medžiagas. Būtų kietai svajoti apie kažkokius kietus dalykus, bet iš visų dalykų svajonėm reikia tikėti labiausiai. Tai aš visai norėčiau medinės valtelės. Nenoriu žvejot, bet norėčiau nuirkluoti į ežero vidurį ir valtelės dugne atsigult. Į medį vanduo kitaip plakasi nei plastiką arba metalą. Kur aš tą valtelę dėčiau ir kur tą priekabą jai, aš neįsivaizduoju. Ir dar kablį tėčio mašinai atidaviau. Bet tai va gal būtų proga naują susiveikti. Ir labai norėčiau įrengti virtuvę. Pačią gražiausią ir jaukiausią. Su keliom mažom lemputėm. Ir gal masyviom durelėm. Visai svajočiau pats pagaminti baldus, bet nebūtina visko gaminti. Daug jau gražių yra prikurta. Bet kam jai iš vis būtų daryti, kai nebus su kuo susiginčiai dėl durelių filingų spalvos? Galėčiau prikalbėti internetui daug liūdnų dalykų, bet daug jų nėra liūdni. Tiesiog pasaulis daug gražių dalykų laiko liūdnais. Ir daug pačių gražiausių dalykų atmeta, nes jie tipo liūdni. Bet iš tikrųjų tie dalykai yra belia kaip gražus. Bet galėčiau kalbėti ir apie dalykus, kurie skraidina mane debesiais. Pavyzdžiui, raketų variklius. Bet kam įdomu apie raketų variklius? Bus keliam žmonėm ir jie už mane tikriausiai daugiau žino. Norėjau ir YouTube'o Gustav būt kažkada, bet negalėčiau aš jo būt, nes kažkas pas mane nebeveikia. Bet įdomu, kaip pas patį dalykai neveikia, pasimato, kiek kiti žmonės yra apdovanoti. Ir koks stebuklas yra kiekvienas dalykas, kuris šitam pasaulyje veikia. 10 metų arba 1000. Mano aparačiukai irgi kai kurie kelis metus jau laiko. O kai kuriuos pataisiau, kad veiktų dar daugybę metų, kol šitas pasaulis baigsis. O šiaip ką daryti, pamėslinau, kol dar yra šitas pasaulis. Tai mylėt tiek, kiek išeina, kol dar yra laiko. Nes laikas baigsis. Ir šventoji Teresėlė sužinos, kas pradangino jos ąsotėlį. Bet ir tą ten taip toksiškai galima daryti, kad gal geriau mes kai kurie geriau nieko nedarom ir tiesiog laukiam to galo. Įdomu bus pamatyti, kur galėjom kažką padaryti ir nepadarėm. Ir tas aišku bus svarbiausia, bet nesąmonėse malantis gyventi irgi kažkaip labai nefainiai skamba. Nenoriu grįžtamojo ryšio po šito filmuko, tiesiog norėjau kažką palikti šitam kanale. Nepatinka man, kad čia viskas dingė, o internete pilna mano galų ir niekas nepasakyta. Norėčiau visokiais dalykais dalintis, bet nebemoku. Žiauriai norėčiau dalintis. Bet yra dalykų, kurių čia niekaip nesudėsiu. Nieko aš labai ir dabar nepasakiau, bet dabar jau bent nebetylu. Nieks manęs nenupirko, vertybių jokių nepakeičiau, tiesiog pagriuvau. Ir akivaizdu, kad ilgesniam laikui nei keli metai. Jei ko ir prašyčiau, tai jei yra įkvėpimo užtart Dovydą kokioj maldoj. Čia būtų kažkas labai gražaus. Ir nieko blogo pas mane nevyksta. Jokių rimtų ligų, jokių žūčių, jokių šviežių netekčių. Niekas absoliučiai nevyksta. Bet čia ir žiauriausia, nes nėra kur save nukreipti. Galima būtų su savim kažką veikti, bet su manim viskas tuščia. Išsivystę žmonės sakytų, kad tai reikėtų susigalvoti kažką. Bet kiek tikras gali būti gyvenimas, kurį galėčiau statyti ant dailių automobilių ir valtelės. Miškuose irgi kiek tu prisidaraskysi su visų reikiuku. Kažkas daugiau turi būti šitam gyvenime, bet sudėtinga matyti apie gyvenimą, kai karas, maras ir badas yra nuostabiausi dalykai. Gal ne nuostabiausi, bet bent jau įdomus, nes tai kažkas naujo. Nauji įspūdžiai, kurie užmaršintų dalykus galvoje. Ištrauktų ir iš to paties mokytojo aprašytos tuštybių tuštybės. Nepopuliarios, va čia tokius mintys. Įdomu, per ką jos tampa savaime suprantamam. Dar viena kita mintis, kai daktarą Hausą užkniso koją, jis susilaužė pirštą. Karo čia tarp kitko nepalaikau, jei tai buvo galima čia suprasti iš to, ką pasakiau. Tiesiog tai nėra baisiausias dalykas, kas gali nutikti. Ta pati Teresėlė savo mamai pasakė: "O, kaip aš norėčiau, kad tu numirtum, mano vargšė motinėlė." Ten mama turbūt tada paskui pasakė kažką panašaus į: "Ką tu čia šneki?"
O Teresėlė pridūrė, juk to linkiu tau todėl, kad eitum į dangų, nes sakei, kad norint ten patekti, pirmą reikia numirti. Ir gera būtų galėti pradėti pažinti dangų jau žemėj kažkaip, bet dangus neveltui yra virš mūsų, o kai bandom jį pasiekti, išdyla į kosmoso tamsą, ties keliom 10 kilometrų. Padovanok dangų kitam, kad tau dangus būtų padovanotas, bet iš kur tą dangų ir kitam gauti? Tokios problemos, kurias žemėj spręsdamas niekaip geros karjeros nepasistatysi. Kartais bandydavau žvejoti savo trumpą meškerę, bet mieliau eidavau viena pasėdėti žydinčioje pievoje, tada ir mintys būdavo gilesnės. Dar nemokėdama medituoti, mano siela nugrimzdavo į tylią maldą, klausydavausi tolimų garsų. Vėjo ošimas ir net vos girdima karių orkestro muzika atsklindanti iki manęs užliedavo širdį skaidriu liūdesiu. Žemė atrodė man tremties vieta ir aš svajojau apie dangų. Puikaus sumuštinio su uogiene, kurį man įdėdavai, išvaizda būdavo pasikeitusi. Vietoj ryškios spalvos dabar reikėjau tik išblukusį rausvą į duoną įsisunkusį atspalvį. Žemė atrodė man dar liūdnesnė. Ir aš supratau, kad tik danguje juodi debesys nebetemdys džiaugsmo. Dievas pats kiečiausias visų visatų inžinierius. Sukūrė molekulinius variklius, kurie dirba praktiškai 100% efektyvumu. Yra prikūręs krūvas tobuliausiai optimizuotų detalių. Mūsų kūnuose, paukščių, skeletuose, visur kur tik pažiūrėsi. Niekas nieko panašaus nėra sukūręs. Ir niekaip nesuprantu, kaip aš jo dar neįsimylėjau.